Sveiki visi šiandien mano mylį žiūrovai, šiandien mes žaidžiame Hexit ir šiandien 6 epizodas, jeigu pasitikslinsiu, ar tikrai 6 epizodas apie Hexitą, tai mes kaip ir šiandien žaidėjau, kad darysime Tinker's Construction. Na tai ką, nieko nebelaukia, mes pradėsim Tinker's Construction pamokėlę, kitaip dar vadinamas tutorialas. Tai gerai, pirmą, kokį mums reikės, tai apie šitą dar net nekreipiam dėmesio, čia aš pasigaminau, kai neturėjau ką veikti, nes šitie labai ilgai. Einame graut. Va. Matome šitą va, tokį, kaip žvyras atrodo, ar ne? Spaudžiame jo. Mums reikia molio, smėlio ir žvyro. Kadangi mes visą šitą turėjom, ją sudedam. Gaunam 2 grautus. Toliau mes šitą grautą, būtent va šitą grautą, iškepam va šitoje pečioje. Ir gaunam va šitą shared brick. Iš mes to shared brick pasidarom tokį dalyką kaip va, blokas. Tai yra blokas. Bet mes dar kol kas nedarysim to. Aš parodysiu, kaip dar kitas tai yra dalykas. Toliau. Mums reikia turėti, dabar aš užmiršau, reikia parašyti Forge, yes, Tool Stations. Tai galima taip pagamyti, tai mums reikės tik tai šito ir šito. Tool Station darosi blank. Tai va, mūsų pagrindinis itemas yra blank. Kitų mums nereikės. Kaip pasidaryti blank? Dedam šito šitą. Gaunam tokį dalyką kaip blank pattern. Mes jį išimam tiesiog. Po to dedam. Užmušau. Čia yra geresnis Tool Forge. Jau mums reikia šito. Na, aš visą laiką pradedu nuo šito, nes nuo šičia yra lygiausia. Turime Tool Station, ne? Nu, tai aš kadangi pasidėsiu čia. Tai Tool Station yra va šitų, galim craftinti šituos itemus. Čia yra patys lengviausi. Čia nėra sunkių itemų. Čia yra pirmo lygios Tool Station. Dabar parodysiu antro lygio, kur galim pasigamyti daug daugiaus. Taigi, koks geriausias mano manimas vardas? Mano manimu yra geriausias vardas iš čia. Vien tik tai obsidianinis vardas kerta šitas 11 damage'o. Tai va, matome daug storesnius itemus visokius negu šitą. Tai kadangi mums šito nereikia, aš tik šitą dariausi, kad gaučiau va šitą knygą, va. Materials and new, čia visokių yra labai visokių, daug visko, daug. Va, manylium. Veneter alloy strongest with diamond recluve smelterį. Yra pati galingiausia. Tai iš manylimo galėčiau pasidaryti tokių dalykų, kad Jėzau. Knockbackas, refroinince. Tai čia visko yra. Gerai. Jungas def cultivate difficulty 1. Va, easy. Gerai. Pagėm truputį. Tai turim knygą, kurios mums dabar tikriausiai ir nereikia. Bet mums reikia pasidaryti tokią kitą knygą, už tai aš pasidariau šitą bloką. Gauname šitą Mythic Smelterį. Ok. Gerai. Dabar viską rodys, ko mums reikia. Mums reikia vieno smelterį kontrolę. Ok. Čia visko, ko reikia. Ieškom vieną smelterį kontrolę. Čia va rodo, kaip grautą pasidaryti. Shared brickas. Smelterį kontrolę. Easy. Gerai. Spaudžiame čia. Atdedam
Šis kam aš pasilikau šitus sėtimus, kurių man nereikia. Pasiliksiu tik medį ir pagaliukus. Nu va, gauname smelterį kontroler. Mums šito reikėjo labiausiai. Toliau atsiverčiam knygą, vėl iš naujo. Ko mums dar reikia? Smelterį drain. Jeigu jūs norite daryti, galite vieną, bet aš darysiu SID, nes aš parodysiu, kam aš dariau SID. Tiesiog reikia taip. Mums reikės jų tiesiog 2. Gerai. Turime 2 smelterį drain. Jūs galite daryti 2 arba 1, šiaip nėra skirtumo, žiūrint, kam jūs juos naudosite. Toliau galima šėrėt tanką arba šėrėt glasą. Okei, neturiu smėlio, tai tuoj grįšiu, varau paieškosiu smėlio ir tada įsikepsiu. Tai va, radau smėlio, kurio mums reikėjo. Štai mano smėliukas, 3 smėlių. Dabar einame ir iškepam smėlį. Kurio mums labai reikia smėlės. Taigi truputį dėl... Įmet tiek, tegul dega, tai palauksim, kol iškeps ir tada toliau žiūrėsim video. Na tai va, iškepė jau vienas glasas ir už tai galim tęsti savo video. Dedam į vidurį glasą, apdedam šėrėt bliurikus ir turime šitą šėrėt tanką. Mums jo labai reikės. Taigi, kadangi mes turim šėrėt tanką, mums reikia kokio dabar toliau įtimo. Mums reikia šito. Segura serts. Aišku, mums reikia jo. Aš kadangi, jeigu jūs turite šitą vieną, darykitės vieną, bet jeigu jūs turite šitus 2, tai reikia daryti 2. Taigi šitus turim 2. Toliau, dabar dėl ko aš pasidariau šitus 2. Kad aš galėčiau gaminti sėtemus, čia pagrindinės. Ir kad aš galėčiau, jeigu man jų nereikia, daryti blokus. Čia keistintos. Toliau, kas liko, tiesiog pasidarome blokus ir... Einame statyti savo smelterį, drain, kažką maždaug tokio panašaus, turite jūs irgi gauti kažką vis tiek, gal manau šitas tutorialas jums padėjo vis tiek kažką pagamyti, nes vis tiek reikės ir Henry, man atrodo, mano stiklam, nu. Gerai, sudedam čia 5, čia 6, čia va, gausi va, 5 blokai. Okei, čia reikia dabar man dar staunų, kad uždėčiau viską, tvarkyčiau viskas normaliai, kad gražiai atrodytų. Čia mano knygų prisidėjus, kurių man vapšiai net nereikia, bet pofik. Karoči, čia maždaug aš visko nedėsiu, tai sustabdau video, kol sudėsiu. Nu tai va, grįžau, kaip ir viską sudėjau, viskas laimingai. Toliau dabar vyksta statybos. Taigi dabar mums reikia taip. Reikia sakyti Henry, netrukdyk. Gerai, toliau dedam taip. Aš dabar neklystu, padarysiu taip, nes man reikės taip, kad parodyčiau, nes jo gerai. Ir dabar turime šitas detalės, mūsų pagrindinės detalytės, kurių mums dabar labiausiai reikės. Tai pagrindinė detalė yra šitas šūdas, smelterį kontroler. Aš įdėsiu į šitą vietą, tarkim, smelterį drain, tai mes, kadangi kaip čia dabar jums pasakius, čia biškai per mažai vietos įsikasė, kaip mes purkšim blokus. Na, mes čia juos darysim, tai taip, ir šitie negali būti taip, jie turi būti kitaip. Taigi toj parodysiu, kaip turi iš tikrųjų atrodyti. Ne, matau, kad nieko nesigaus, reikia įsikasti į žemę. Dabar surepavau nesveikai. Va, taip.
Toliau čia galima dėti, aš dedu visą laiką šeritanką. Ir dabar, kur jūs padėjot va šitus, turite įdėti tokį dalyką, kaip va šitus du, va šitą va pyslikos va. Tai, kodėl neįsidedat? Va. Blemba. Va, dabar gerai, dabar tiesiog nukalam šitus du, įdedam čia ir įdedam čia. Ir jeigu norėsiu aš pasigamyti formelę, čia spausiu, jeigu norėsiu pasigamyti bloką, čia spausiu. Ir visą laiką reikia spausti nekirtimų ženklų su to kitu. Taigi, blemba. Taigi matom, kad dabar kol kas neveikia šitas va šūdas, jisai net neįsižiebęs. Tai kai mes jeigu sudėsime taip va, jisai turėtų įsižiebti. Ja, įsižiebė. Tai aš manau, kad gal pasidarysiu čia įėjimą, nes čia yra tikrai daug naudingiau negu čia. Ir jeigu kas nors jums liko blokų, tai tiesiog kodėlgi nepasidaryti didesnio, tiesiog sudėti blokus į viršų. Tai yra jeigu jūs turit dar blokų, tai iš viso labai gerai. Aš tai iš grauto pasidariau 2 stekus. Kiek išnaudojau čia, kiek pasidariau ten. Žodžiu. 1, 2. Ir dar viena eilė. Viena tokia eilė reikalauja, jeigu nesuklysiu, tai 9. Jo, 9. Na, tokia eilė reikalauja 9 blokų. Henry, kaip matau, irgi įsirengė tokį patį kambariuką, irgi darys. Ką aš darysiu? Jis yra copy-paste. Ir pritrūko vieno bloko. Zašabys. Tai žodžiu, šiam kartai tiek, ačiū, kad žiūrėjote, prašau, laikykite, komentuokite, prenumeruokite. Susitiksime kitą kartą. Nepamirškite, šiandien bus TeraTech video. Tai iki.